Pralaimėjimas, bet atrodo, galima rungtynes vertinti ir teigiamai. Gal ir žaidimas buvo kažkiek geresnis negu tos dvi kontrolinės, bet iš tikrųjų tai mums neduoda už gerą žaidimą 3 taškų, net taško mes negavom. Tai todėl liūdna iš tikrųjų, bet tikrai buvo malonu žaisti čia savam mieste, savam stadione, buvo labai geras palaikymas, todėl ačiū ir galim tikrai. Pats atlikai rezultatyvų perdavimą, ar džiaugiesi dėl to? Nėra ko džiaugtis, nėra pergalės, tai tokia ir džiaugsmas. Koks tavo vertinimas apskritai, ko pritrūko iki taškų, iki lygiųjų? Iš tikrųjų pritrūko biškį sėkmės ir koncentracijos gal galėčiau pasakyti, nes liko tikrai mažai laiko, galėjome ištemti tas varžybas, bet biškį gal atsipalaidavom, kažkur patikėjom pergalį ir taip ir būna, ten geros komandos klaidų neatleidžia. Kokį paliko įspūdį Šveicarijos rinktinė? Nebloga komandėlė iš tikrųjų, bet mano nuomonė Šveicarijoje geriau žaidė, nes gal pas juos sezonas baigėsi ir kas, bet šiaip gera komanda, geri žaidėjai, žaidžia aukšto lygio futbolą. Lyginant su praėjusiamis rungtynėmis Šveicarijoje, žaidimas buvo geresnis, ar kaip galima įvertinti? Mūsų ar jų? Aš manau, gal geresnis biškį, bet vis tiek taip pat mes ir ten ir čia pralaimėjom, tai čia toks dalykas.